Labas vakaras, moterys. Labas vakaras. Taip, kadangi šiandieną kalbėsiu aš, tai jūs galite drąsiai išsijungti mikrofonus, kad jūsų aplinkos garsai netrukdytų klausyti kitoms jūsų kolegėms. Gerai, pasiekite šitą dalyką. Startuosime 19:05, kaip parašyta ekrane, tam, kad dar kažkas, kas tik 19 valandą jungsis, kad pavyktų viskas techniškai padaryti. Tai jeigu ką, galite nubėgti dar vandenuko atsinešti, ar arbatos, ar, žodžiu, kažko, kas jums reikia, kad išbūtumėt, žodžiu, išklausytumėt komfortiškai. Gerai? Jeigu dar turit kokią draugę, tai paprašykit pas savo konsultantą ar žmogų, kuris jūs pakvietė, duos YouTube'ės nuorodą, draugė drąsiai galės prisijungti ir klausyti kartu su jumis. Mhm. Spręsim biškį techninius klausimus. Čia viskas tvarka. Gerai. Tai 5 minutės dar turim ir tada startuosim. Labas vakaras. Čia Tai Regina įsijungė, bet šiandien ko gero į kamerą išjungsiu, vienu žodžiu, da viskas gerklė. gerai. Regina, šiandieną kalbėti nereikės. Šiandien jūs galite įsijungti ir kamerą, ir mikrofoną būtinai Aha, įsijungti. Gerai? aha, Mhm. taip, Mhm. būtinai. Mhm. Gerai, ačiū. Gerai. Ačiū Jums labai už viską. Labas Čia vakaras. Regina įsijungė, bet šiandien ko gero į kamerą Mhm. išjungsiu. Taip. Regina, aš jūs išjungsiu. Aš matau, kad aš jums padėsiu biškį. Padėkit. Tuoj surasiu, kur jūs čia man dingot visai. Dingo. Bet aš Jums matau. Tuoj surasiu jūs. Nebent. Palauk. Dianai. Gripam. Moteris, pasižiūrėkit, prašau, visos savo mikrofonus, kad jie būtų tikrai išjungti. Diana, matau, kad sujungtų mikrofoną. Mane surado tą, nežinau. Ne, nesuradom iš jūsų. Ne, Tai jūs kamera. tiesiog spauskite ant ekrano ir tada atsiras jums mikrofonas ir paspauskit, Aha, kad būtų jisai matau. nubrauktas ir viskas. Aha. Ačiū.
Kągi, sveikos mielos moterys, mes startuosime. Aš paleisiu įrašą, kad liktų mums istorijai. Sveikos moterys, esu Renata Škulevičienė, esu žmogus, kuris 10 metų darbuojasi sveikatinimo srityje. Už nugaros stovi sveikos gyvensenos klubas, kursai, vedamos treniruotės, moterys, kurios savo rezultatus siekia subalansuotoje mityboje. Šiai dienai 3 metus, 4 jau metus dirbu su koncepcija, sveikatos koncepcija, kurią duoda kompanija Coral Club. Ir už mano nugaros stovi 1000 vartotojų, kuriuos kartu su komanda esame subūrę, pasidalinę informaciją. Ir šiandieną yra tas laikas, kada mes duosime dar naujų įžvalgų, galbūt kažkam nenaujų, galbūt kažkam pasikartojančių, bet duosime sprendimų, kurie yra labai aktualūs moteriai. Šiandieną turėsime daug informacijos, tad prieš save turiu užrašus ir tikrai stengsiuosi, kad viskas, kas yra tuose užrašuose, pasiektų jūs. Taigi, mūsų šiandien tema yra, kaip išlaikyti hormonų pusiausvyrą, energiją, emocinę pusiausvyrą kiekviename gyvenimo etape, suprantant savo prigimtį. Ir gilinsimės į tai, kaip veikia vidinė moters kūno logika. Mes kalbėsime apie tai, kodėl moters fiziologija skiriasi nuo mums įprasto stabilumo supratimo. Kai tarsi mes turime visą laiką būti panašios, o mūsų moters organizmo ciklai veikia visai kitaip. Mes dažnai matome situaciją. Moterys su nuovargiu. PMS, nuotaikų svyravimai, energijos svyravimai, miego sutrikimai. Ir norisi rasti tą vieną sprendimą, tą atsakymą, tai kągi man daryti su šia situacija, kad susigrąžinčiau stabilumą. Tačiau atsiranda svarbus klausimas. O kas jeigu stabilumas mums įprasta prasme nėra tas tikslas, kurio siekia moters organizmas? Ir kas yra ta norma moteriai, ir tas klausimas, į kurį šiandieną bandysime atsakyti, būtent iš mokslinės perspektyvos, nes aš perteiksiu jums informaciją iš žmonių, iš specialistų, kurie šią temą perteikė mums. Taigi pirmoji dalis, jinai bus teorinė. Mes išnagrinėsim apie tai moters fiziologiją. Mes pakalbėsim apie tuos cikliškumus, kad būtų lengva save kaip moterį įsivaizduoti. Tai kas pas mane vyksta? Pasikalbėsim apie tai, koks yra šiuolaikinis gyvenimo būdas ir kokia reikalinga adaptacija, kaip save pastiprinti šitoje situacijoje. Praktiškai mes pasižiūrėsime į tikslinę programą, priemonės, kurios padeda moteriai susitvarkyti skirtingo amžiaus, skirtinguose etapuose su šia situacija. Bus 5 produktai, kurie veiks kaip sinergija ir paaiškinsim, ką jie duoda. Ir tai bus rinkinys, tai bus sprendimas, kurį jūs, jeigu tik panorėsit, galėsit taikyti savo gyvenime sveikatos koncepto plane. Fone. Nes nežinau, kas iš jūsų šiandieną prisijungėte pirmą kartą, kas iš jūsų jau naudojate sveikatos koncepciją, tai yra hidratacija, organizmo valymą, ląstelinę mitybą, bet kaip ir namuose remontas ir gražiausios sienos gaunasi tada, kada kūnas yra išvalytas ir paruoštas, lygiai taip pačiai blogai girdisi, rašo Vilija. Pasakykit, prašau, ar visiems blogai girdisi, ar tik Vilijai? Asta? Puikiai girdisi. Puikiai. Vilija, tada yra jūsų klausimas. Išeikit ir dar kartą naujai įeikit, prašau. Taigi, tai pirmoji dalis tokia, antroji dalis bus praktinė ir sužinosim, išnagrinėsim programos sudėtį, 5 produktus, viską, ką jums jau paminėjau. Tad keliaukime į suvokimą. Moters organizmas, ciklų sistema. Kas tai? Tai yra 28 ciklo dienos, per kurias dabar pasižiūrėsime į moterį kaip į visumą. Ir jos svyruoja, aišku, vienos moterys turi 21, kitos turi 35, bet fazių supratimas yra labai svarbus, nes kiekviena jų turi savo charakteristikas, savo poreikius, logiką ir jums supratimą savo, kodėl pas jūs yra vienokie ar kitokie dalykai kūne vyksta. Tai keliaukim.
Pirmiausia, tam, kad suprastumėm, kas čia apskritai vyksta, mums reikia truputėlį palyginti. Na, vyrų fiziologija santykinai yra toks tiesinis modelis. Mes dažnai moterys, ar ne, sakom, nu kaip vyrams susišnekėti su moterimis, o moterims susišnekėti su vyrais. Pas vyrus pagrindinis hormonų lygis laikosi tam tikram diapazone. Žinot, svyravimai nedideli ir jie tarsi visą laiką važiuoja tiesiai, po truputėlį, tik vos nusukdami savo keliu, bet trajektorija jų yra tiesiai. Tuo tarpu moters fiziologija, moters organizmas veikia visiškai kitaip. Ji gyvena nuolat kintančių būsenų režimu. Ir tai nėra nei sutrikimas, nei patologija, nei kažkoks nukrypimas. Tai yra ta norma, kurią mes, jeigu mes ją suprasim gerai, priimsim kaip normą, kaip faktą, tai mums beliks tik įsiaiškinti, kaip savo padėti, kad visa tai mus veiktų kuo mažiau. Ir pasižiūrėkim į save per gamtos prizmę. Vat matom jūrą, ar ne? Ir jūra tai yra potvynis, atoslūgis, potvynis. Ir jūra niekada nestovi viename lygyje. Ir ko gero tai būtų nenatūralu. Lygiai taip pačiai ir moters kūnas. Mes irgi turime savo natūralų potvynių ir atoslūgių ritmą. Kitas pavyzdys tai yra gamtos metų laikai, ar ne? Pavasaris, ruduo, vasara, žiema. Pavasaris tai yra augimo atgimimo metas, vasara yra žydėjimo ir ta pati aktyviausia fazė. Ruduo tai yra derliaus nuėmimo ir toks lėtėjimo laikotarpis, žiema poilsis ir atsistatymo metas. Ir kaip gamta nesistengia gyventi visada vienu režimu, taip ir mums moteriams tikrai nereikia stengtis save sutalpinti į vieną kažkokį tai rėmą, nes mums tikrai to nepavyks ir tada bus kažkoks vidinis konfliktas. Dabar detaliai pasižiūrėkime į tas moters ciklo fazes, kurias organizmas pereina. Ir kaip ir sakiau, tai yra 28 dienos, pas kažką 21, pas kažką 35, bet per šitą pavyzdį, per šitą paaiškinimą jums bus labai lengva suprasti, tai kasgi vyksta su jūsų kūnu viduje. Ir pirmoji fazė, aš dabar galvoju, ar Asta užstoja kažką viršutinę dalį skaidrės ar ne? Ne, viskas gerai, ar ne? Tvarkoja. Pirmoji fazė tai yra menstruacinė. Tai yra 1-5 ciklo dienos atsinaujinimo laikotarpis. Tai yra ciklo pradžia. Ir hormoninių požiūrių tai yra metas, kada estrogeno ir progesterono mūsų kūne yra pats žemiausias lygis. Tai yra hormonai, kurie groja pagrindiniu smuiku. Ir čia kūnas tarsi persikrauna. Ir ką galite pastebėti pas save šiuo laikotarpiu? Pirmiausia, tai bendras energijos sumažėjimas. Organizmas nukreipia resursus tam, kad atsinaujintų kūno vidus. Yra toksai endometriumas, tai yra vidinis gimdos gleivinės sluoksnis, kuris dalyvauja visus šituose procesuose ir tai yra jo atsinaujinimo etapas. Ląstelės tada dirba aktyviai, kad pašalintų medžiagų apykaitos produktus. Taip pat padidėja poreikis poilsiui, atsistatymui. Mes jaučiam, kad norim daugiau miego, daugiau ramybės ir tai nėra tingėjimo fazė. Tai yra tiesiog fiziologinis poreikis. Ir tada pastebim, ar ne, mes moteris, kad didesnis fizinis, emocinis jautrumas, mažesnis skausmo slenkstis, stipresnė reakcija į stresą ir kartais pasikeičia apetitas, tarsi norisi kažkokių kitokio maisto, kuris duotų resursą organizmui. Ir jeigu mes naudotume metaforą, tai yra organizmo žiema. Tai yra laikotarpis, kai gamta ilsisi ir ruošiasi naujam augimo etapui. Kita fazė tai yra folikulinė, nuo 6 iki 13 ciklo dienos. Tai yra augimo ir pakilimo laikotarpis ir čia kiaušidėse bręsta folikulas, folikulai, iš kurių vienas bus dominuojantis. Iš principo moteris ruošiasi pastojimui. Estrogeno lygis pradeda palaipsniui kilti ir estrogenas, kaip jūs jau žinot, tikiu, kad žinot, tai yra moteriškas hormonas. Kokią įtaką jisai daro? Pirmiausiai tai yra ir nervų sistemai, ir medžiagų apykaitai, ir energijai, ir nuotaikai, ir koncentracijai, ir odos būklei. Estrogeno augimas, gali žinot moteris, jeigu auga energijos lygis, vadinasi, estrogenas kyla į viršų, hormonas pradeda siautėti. Ir tai yra gerai, nes moteris tada energingesnė.
aktyvesnė, labiau motyvuota kažką tai daryti. Koncentracija, mąstymas aiškesnis ir mes tikrai pastebim, kad su mūsų savaitėmis taip ir būna, tarsi pagal mėnulio fazės veiktumėm. Tada lengviau mokytis, įsisavinti naują informaciją, spręsti užduotis, nuotaika pagerėja ir estrogenas skatina laimės hormonų gamybą žarnyne, kūne. Dėl to atsiranda tokie pokyčiai. Ir moteris tada optimistiškesnė, labiau pasitikė savim, atsiranda noras bendrauti, socialinio aktyvumo poreikis, susitikti su žmonėm, užmėgsti naujus kontaktus. Ir įsivaizduokit, kai mes žinom savo ciklą, tokiu būdu mes tarsi galim net nuspėti, o tai yra šitą savaitę, man geriausia vat, yra pasiplanuoti tokius ir tokius dalykus daryti, o tai yra šitą savaitę, geriau gal man tada neužsiimti, nes mes tarsi labiau pažįstam savo kūną. Gera žinia yra ta, kad kada yra didesnis estrogenas, tada jisai skatina kolageno gamybą. Būtent todėl ir moteris tarsi švytėti pradeda, odos būklė pagerėja, skaistesnė, elastingesnė ir tai yra organizmo pavasaris. Trečia fazė yra ovuliacinė. Tai yra 14-16 ciklo diena, tai jau yra ciklo pikas ir čia jau įvyksta ovuliacija. Tai yra subrendusios kiaušialąstės išsiskyrimas iš folikulo. Realiai tai yra pastojimo metas. Tai yra staigaus ovuliacijos hormonų išsiskyrimas. Ir tai yra trumpiausia ciklo fazė, ne šiaip samum ar ne, kas mamos esam, gydytojai sakydavo, kad turi nedaug laiko, reikia pataikyti, žodžiu, ten, kad būtų pastojimas. Ir daugelis moterų šiuo metu gali jausti maksimalų energijos lygį, pikas produktyvumo, aukštas socialinis aktyvumas, libido labai pasireiškia, nes tai yra gamtos dėsnis, kada tarsi moteris turi pastoti. Jausmas, kad tu gali nuversti kalnus. Maksimalios produktyvumo dienos. Ir šiuo metu gerai yra planuoti susitikimus, prezentacijas, dėrybas, situacijas, kuriuose reikia stiprios koncentracijos ir būti įtikinamai. Kas dar? Padidėja pasitikėjimas savim. Galima tiesiog save stebėti. Tikrai, aš žinau pagal save, kad kartais būna dienos tokios, kai atrodo, kad nieko aš nesugebu, o kartais atrodo, galiu kalnus nuversti ir pasitikėjimas yra aukštam lygyje. Moteris, aišku, yra patrauklesnė, stipresnė, pasirengusi iššūkiams ir tai yra organizmo vasara. Keliaujam toliau, 4 fazė yra liuteininė ir tai yra 17-28 ciklo diena. Jau ovuliacija pasibaigusi, organizmas ruošiasi nėštumui arba naujam ciklui. Ir toje vietoje, kur plyšo folikulas, atsiranda toks geltonkūnis, kuris pradeda gaminti progesteroną. Pradžioje jų dar kiekis progesterono ir estrogeno tarsi aukštesnis, bet iki 25 ciklo dienos vėliausiai staigiai krenta, jeigu nėštumas neįvyksta, ir tada atsiranda mūsų toksai tarsi jau ramesnės daromis, energijos mažiau, paskui jautrumas jau pradeda kilti. Yra tokios 2 fazės - ankstyvoji ir vėlyvoji. Ankstyvoji, kai dar energijos užtenka, ir vėlyvoji, kada jau ir jautrumas padidėja, apetito pokyčiai, komforto, vienatvės poreikio toks padidėjimas, norisi tarsi atsitraukti ir nurimti. Ir laipsniškas energijos mažėjimas įvyksta. Tada ypač pastebima yra emocinis jautrumas 5-7 dienos prieš menstruacijas. Mes tai vadinam PMS, ar ne? Vyrai tai vadina, tau jau vėl PMS, tau jau vėl kažkas, ar ne? Šitoj vietoj. Tai mes ir jaučiam svyravimus, padidėjusių jautrumą, verksmingumą, dirglumą. Ir tai susiję yra su laimės ir ramybės hormonų pokyčiais. Ir atsiranda apetito pokyčiai. Žinot, moteris pradeda valgyti, ieškoti iš saldaus maisto angliavandenių dėl to, kad kūnas bando kompensuoti laimės hormono lygį per maistą. Dėl to mes tarsi ieškom šokolado, tortų nenormaliai norim tuo laikotarpiu ir atrodo, kas čia vyksta. Jautrumas krūtų, patinimas, skysčių kaupimasis, sunkumo jausmas pilvo apačioje, galvos skausmai. Moterys dažnai daro klaidas, kai sveriasi kiekvieną dieną ir joms atrodo, kad jos svorio priaugo tuo laikotarpiu, o iš tikrųjų tai ne svorio priaugimas, tai tiesiog skysčių kaupimasis kūne. Ir pagrindinė išvada yra tokia, kad kai suprantam visas šitas skirtingas fazes, šitas skirtingas mūsų kūno ciklus, tada mes suvokiam, kad mes negalim ir neturim būti vienodos kiekvieną dieną.
Ir kai kuriomis ciklo fazėmis moteris turi objektyviai daugiau energijos, geriau susikaupia, stabilesnė nuotaika, kitomis fazėmis jinai yra su mažiau energijos, su didesniu jautrumu, su poreikiu poilsiui. Ir visą tai mes jau esame išgyvenę. Čia tiesiog skaidriai sudėta galbūt toks formatas, kad mes galėtum suvokti, prisiminti, kad tai yra normalu mums būti skirtingoms. Ir skirtingas energijos lygis, fizinis aktyvumas, reakcija į stresą, miego kokybė, kas labai stipriai jaučiasi, socialinis aktyvumas, apetitas, medžiagų apykaita, libido, viską, ką minėjau, odos, plaukų, nagų būklė. Ir kas anksčiau atrodė kaip nuotaikų svyravimai, nenuspėjama savijauta, iš tikrųjų yra natūrali organizmo reakcija į hormoninius pokyčius. Ir moteris neturi būti tokia pati kiekvieną dieną. Jos yra stiprybė, mūsų moteris yra stiprybė išmokti prisitaikyti prie savo ritmo, jausti savo kūno pokyčius ir atsižvelgti juos kasdieniam gyvenime. Ir menstruacinis ciklas yra aiškiausias tos dinamikos pavyzdys. Tai gali būti susiję ne tik tai su menstruaciniais ciklais, bet ir su gyvenimo ciklais. Kada yra jaunas amžius, kada yra vaikų gimdymo amžius, kada yra mūsų toks 40, paskui 60 plus moterų amžius. Ir tai vėlgi yra skirtingi etapai, skirtingos hormonų veiklos ir kaip sau padėti skirtingose gyvenimo tose etapuose. Ir modernus pasaulis, jisai iš mūsų reikalauja tarsi nuolatinio įsitraukimo, didelio greičio palaikymo, stabilaus produktyvumo kiekvieną dieną. O moteris gyvena savo ciklais. Labai smagu, kad šiais laikais jau yra daug informacijos apie šitą temą ir galima tiesiog atrasti būdus, kaip sau padėti. O mes pasižiūrėsime, kaip galima padėti būtent per organizmo papildymą tam tikrais resursais. Ir signalai, kad organizmui reikia palaikymo, kaip jums atpažinti, kad jūs tarsi negirdit savo kūno. Pirmiausiai nuovargis, net tada, kai jūs pakankamai pamiegoja. Dirglumo jausmas, be akivaizdžios priežasties, apatija, motyvacijos praradimas, emocinis nestabilumas, nuotaikų svyravimai, miego sutrikimai, sunku užmigti, naktį pabundat, negalit užmigti, toks nepailsėjimas. Visa tai kūnas kalba su mumis ir nori, kad mes jam padėtumėm. Taigi, adaptacija, o ne kompensacija. Ir išnagrinėsim šitą temą per 4 pagrindinės maistinės medžiagas, į kurias reikia susifokusuoti. Tai yra amino rūgštys, arba paprastai kalbant baltymai, riebalų rūgštys, tai yra omega 3, tam tikri vitaminai, mineralai ir kofermentai. Taigi, važiuokime dabar į pirmąjį sprendimą, tai yra amino rūgščių pagrindas. Jūs matysite sprendimus, kurie yra iš kompanijos, su kuria mes bendradarbiaujame. Tai yra Koralinio klubo produktai ir aš paaiškinsiu jums, kokią vertę jie turi, kokią reikšmę jie turi ir kokią įtaką jie turi. Tai 11 nepakeičiamų ir pakeičiamų amino rūgščių kapsulėje. Amino rūgštys moters organizmui, aišku ir kiekvieno žmogaus organizmui, tai yra statybinė medžiaga. Dalyvauja kolageno formavime. Vat mes stengiamės padėti, žinot, moteris, kad kolageno gamyba su amžiumi vis mažėja. Jeigu norim padėti, kad kūnas vis dar gebėtų pats gamintis kolageną, reikia pasirūpinti, kad jis gautų pakankamai amino rūgščių. Kreatino sintezė. Kreatinas, ką jisai duoda, tai yra ir PMS sureguliavimas, ir raumenų palaikymus, ir nuovargio valdymas, ir koncentracija, ir, žinot, tą jausmą smegenų rūkas. Ir tai gali padėti kreatino. Ir būtent amino rūgštys, tai yra baltymai, dalyvauja šito kreatino gamyboje. Odos, plaukų, nagų kokybės palaikyme, atsistatymas po streso, didžiulio krūvio ir ciklinių pokyčių metu moters organizmas aktyviau naudoja amino rūgštis. Ir jeigu mityba nėra subalansuota, jeigu nesuvalgom to 1 gramo bent jau baltymų 1 kilogramui svorio, nesekant tų dalykų, tai faktas, kad reikia žiūrėti, iš kur tai gauti papildomai, tą papildomą paramą. Kitas ingredientas, kuris duoda jums emocinį komfortą, tai yra iranų šafrano ekstraktas. Šafranas yra viena iš labiausiai ištirtų augalinių komponentų palaikančių emocinę būseną. Aš kažkada domėjausi šafrano ekstraktu ir netgi yra toksai
Moteris, kas mėgsta skaityti, yra PubMed puslapis ir ten galima pasiskaityti oficialius duomenis apie šafrano ekstraktą, ekstrakto įtaką moterų emociniai būkliai, depresijai. Tai yra labai labai stiprus ir išnagrinėtas augalinis pagalbininkas. Ir jis padeda reguliuoti nuotaiką, palaikyti emocinį balansą, didina atsparumą psichologiniam krūviui. Mano, pavyzdžiui, klientės, buhalterės, kurios turi šią profesiją, jos labai gerai šitą dalyką išbandė ir sako, Renata, atrodo tarsi diena ir naktis skiriasi būsena, kada aš padedu savo su šafrano ekstraktu ir kada aš nepadedu. Ir jis būtent svarbus tada, kada mažėja serotonino gamyba, tai yra toje trečioje ciklo fazėje. Kitas dalykas, į kurį reikia labai atkreipti dėmesį, tai yra riebalų rūgštys omega. Omega turi būti, aišku, aukšto biologinio įsisavinimo lygio, tai svarbu, neįmanoma pirkti bet kokios omegos. Reikia, aišku, žinoti, kokį kiekį jos gerti, bet jūs, moterys, galite užsirašyti, kad norint, kad kokybiška omega jums padėtų, jūs per dieną turit sunaudoti ne mažiau negu 1 gramą omega 3, tai yra EPR plus DHR, ir tai turi būti iki gyvenimo galo. Tai nėra kažkoks sezoniškas dalykas, kurį panaudojam. Ir tai yra ir nervų sistemai, ir koncentracijai, ir odos plaukų nagų būkliai, vaisingumui, bendram atsparumui, imunitetui. Kadangi omega 3 yra ląstelių membranos dalis, jinai labai tiesiogiai kontroliuoja maistinių medžiagų įėjimą į ląstelę. Ir tai yra svarbu. Mes galim gerti daug vitaminų, bet jeigu jūsų membranos yra kietos dėl omega 3 trūkumo, bus be galo sunku tom maistinėm medžiagom patekti į ląstelės vidų. Nervų sistema. Taigi, norint, kad susitvarkyti su dėmesio stoka, su koncentracijos nestabilumu, su emociniu nestabilumu, organizmo neatsparumu stresui, omega 3 turi būti kiekvieną dieną. Ir kaip paminėjau, ne mažiau negu 1 gramas. Toliau. Man asmeniškai kofermentas Q10 ilgą laiką atrodė, kad kas čia tas, kodėl čia jo man dabar turėtų reikėti, kodėl aš jį turėčiau naudoti. Pasirodo, tai yra pagrindinis ląstelių energijos gamintojas ląstelės viduje. Jisai, pats tas koenzimas Q10 yra randamas mitochondrijose, o mitochondrijos yra mūsų kiekvienos ląstelytės viduje. Ir jeigu šito koenzimo Q10 trūksta, mūsų ląstelių viduje mitochondrijos kaip elektrinės, jos nesugeba gaminti pakankamai energijos. Ir puodelis kavos paskui puodelį kavos ir kava niekaip nepadeda, o vietoj kavos pasirodo reikėtų pasiimti koenzimo Q10. Ir tada ląstelės pagamins daugiau energijos, tada dings nuovargis, apatija, tada širdies kraujagyslių sistema visai kitaip pradės veikti, nervų sistema, odos jaunatviškumas ir dviem žodžiais pasakant, tai yra energijos aktyvatorius. Dar vienas dalykas ir man toks, naujiena netgi buvo. Aš tikiuosi, kad moterys jūs žinot, kad magnio formų yra daug. Ir neužtenka tik tai žinoti, kad man reikia naudoti magnį. Nes būtent šita forma, kurią jūs dabar matot ekrane, tai yra magnio šaltinis prieinamoje chelatinėje formoje. Ką tai reiškia žmonių kalba? Tai reiškia, kad tai yra mineralas sujungtas su amino rūgštimi. Ir kūnas tokią magnio formą atpažįsta tarsi maistą, ir tada įsisavinimo lygis yra 80–90 procentų. Stipriai pakyla. Ir magnis dalyvauja daugiau negu 300 fermentinių reakcijų organizme. Ir jis reikalingas tai pačiai nervų sistemai. Vakare mes žinom, kad magnį reikia gerti. Raumenų atsipalaidavimui, energijos apykaitai, baltymų sintezei, kalcio sureguliavimui. Ir magnis padeda gerinti miego kokybę, stabilizuoti emocinę būseną, palaikyti raumenų tonusą. Ir keliaujant toliau, mes dabar prakalbėjom apie tai, kokie yra komponentai, bet esmė yra, kad jie veikia sinergiškai ir todėl aš jums paaiškinsiu dabar sekantį dalyką, tai yra, kodėl jie dirba draugiškai ir vienas kitą pastiprina. Tai pirmoji užduotis, kai norim sinergijos grožiui ir energijai.
Čia labiausiai atkreipti dėmesį jums reikėtų į aminorūgščių, tai yra baltymų, koenzimo Q10 ir omega 3 įtraukimą į savo kasdienybę, su sąlyga žinoma, kad jūs geriate tinkamą kiekį kokybiško vandens. Įsivaizduokit, kad šitas procesas jums, kad vyktų optimaliai, reikia tų kelių sąlygų. Ir reikia jums aminorūgščių statybinė medžiaga tiek kolagenui, tiek elastinui, tiek keratinui. Antra, jums reikia, kad ląstelė gamintų energiją, ką aš jau sakiau. Ir suprantat, kada ląstelė gamina energiją, tai jinai turi jėgos jums viduj savo ląstelės atlikti visus procesus, kurie joje užprogramuoti. Kai jinai neturi energijos ir išsivalyti, ir medžiagų apykaitos procesai lėtėja ir atsiranda problemos. Toliau trečias dalykas, tai yra mums reikia kofermentų Q10, aminorūgščių ir omegos 3. Ir jie veikdami kartu jums ir duos tą sinergiją grožio ir energijos labui. Jeigu mes norime sinergijos širdies ir kraujagyslių sistemos sveikatai, tai mes pasižiūrim, omega 3, jinai padeda palaikyti kraujagyslių elastingumą. Jos įsiterpia į kraujagyslių sienelių ląstelių membranas, ką aš ir sakiau, ir neįsivaizduokit, kad kiekviena ląstelė tai yra tarsi pripūstas balionas ir ta baliono kraštinė tai yra ląstelės membrana ir jeigu tenai yra nepakankamas kiekis omega 3, nepakankamas kiekis lecitino, tada ta ląstelė tiesiog neprasiveria ir kaip pro užkimštą kiaurasamtį neišbėga vanduo į ląstelės vidų kaip maistinės medžiagos. Toliau, kraujagyslių tonuso omega 3 reikalinga. Dėl to tai yra svarbu ir kraujo tekėjimui, deguonies maistinių medžiagų transportavimui į audinius. Kofermentas Q10, kaip jau ir sakiau, tai yra ląstelių energija, tai yra elektrinė ląstelių viduje. Ir magnis tai yra normali raumenų funkcija, širdis mūsų, ar ne, kuri dirba būtent kiekvieną dieną, kiekvieną sekundę ir padaro širdies raumuo apie 100 000 susitraukimų per dieną. Kartu šitie 3 komponentai sukuria tokį palaikymą, tai yra širdies kraujagyslių sistemų sveikata, organizmo energijos resursai, ištvermė, ląstelio apsauga nuo oksidacinio streso. Ir tai ypač aktualu, jeigu jūs jaučiat lėtinį stresą. Bet jeigu jūs save identifikuojat, kad jūs pajuntat lėtinį stresą, tuomet jums reikalinga omega, magnis ir kofermentas Q10. Jeigu žiūrim emocinę pusiausvyrą, tai 2 dalykai, į kuriuos jums reikia atkreipti dėmesį. Tai yra šafrano ekstraktas ir magnis. Ir šafrano ekstrakto sudėtyje yra tokių medžiagų, kurios padeda palaikyti serotonino ir dopamino pusiausvyrą. Tai yra motyvacijos ir laimės hormonai. Ir nuotaika, gebėjimas džiaugtis, nerimo lygio sumažinimas ir tada mes adekvačiau į viską reaguojame. Magnis veikia kitų lygių, jis padeda reguliuoti fiziologinę reakciją į stresą ir jisai dalyvauja kortizolio reguliavime. Kortizolis tai yra streso hormonas. Ir mes žinom, ką reiškia ištisai gyventi strese, tad jeigu norim, kad būtų ramybė, būtinai reikalinga turėti aktyviai veikiantį magnį savo kasdieninėje mityboje. Ir atsipalaidavimas tada nervinis fiziškai netgi vyksta, ar ne, dėl raumenų, žinom mes moteris, kada traukia raumenis, mums reikalinga magnis. Ir tada moteris tarsi pereina iš fazės, iš režimo kovok arba bėk į režimą poilsis ir atsistatymas. Taigi, tikslinė programa moters balansas jums padės palaikyti organizmą kada yra tie natūralūs hormoniniai svyravimai, padės jums stabilizuoti emocinę būklę ir pagerins bendrą savijautą visuose moters gyvenimo etapuose. Ir kada šitie komponentai veikia kartu, jie ir pastiprina vienas kitą. Ir, žinot, moteris, tai nėra kažkokia vienkartinė akcija, ar ne, kad aš nusipirkau, pagėriau mėnesį ir viskas. Tai yra palaikymo instrumentai, kuriuos jūs įdiegę į savo gyvenimą turėsit kasmėnesinį palaikymą. Ir kamgi tai aktualu? Tai aktualu moterims nuo 18 iki 25, nes tai yra naujas gyvenimo ritmas, va pas mane dukros tokio amžiaus, aš žinau, kiek jos streso patiria, emocinio krūvio ir fizinio krūvio. Moterims 26-35, kada yra aktyvus karjeros laikotarpis, vėlgi daug išgyvenamo streso, savirealizacija. Moterims, kada yra 36-45, kada atsigavimo, atsparumo, energijos paskirstimo toks laikotarpis, ir moterims 46
viršiklius, kurios jau tarsi funkcijos atliktos, kad šeima užauginta, norisi gyventi dėl savęs ir staiga pradeda mažėti resursai. Ir būtent tada, kada pradeda mažėti resursai, jau tai yra aktyvi kūno kalba su jumis, kad reikia kažką tai daryti. Taigi, visiškai pabaigai, kiekviena programa, kurią aš ir sakiau, šitos priemonės, jos geriausiai moterys jums veiks tada, kada jūs būsite išsprendę bazinius dalykus. Baziniai dalykai tai yra pirmiausiai kūno hidratacija, tai yra moteris privalo gerti bent 30 ml 1 kg svorio vandens, kokybiško tinkamų parametrų vandens, nes vandenyje vyksta visi medžiagų apykaitos procesai, per vandenį nusineš visos šitos maistinės medžiagos ir per vandenį kūnas valosi, per vandenį kūnas gauna deguonį. Tad jeigu jūs negerat vandens, tada pirmiausia reikia išspręsti šitą klausimą. Jeigu vanduo yra geriamas, tada tikrai galima pasižiūrėti į šią moters balanso programą, pasikonsultuoti asmeniškai su žmogumi, kuris jūs pakvietė į šį webinarą ir išbandyti. Išbandyti bent 3 mėnesius ir pasižiūrėti, kaip keisis jūsų gyvenimas, kaip keisis jūsų reakcijos, kaip keisis jūsų aplinkinių reakcijų į jūs, kada jūs turėsite tokį pastiprinimą savo kūnui. Tai yra pusiausvyrai, energijai, nuotaikai, spindisi iš vidaus. Tad parašykite žmogui, kuris jūs pakvietė į šį webinarą, jisai jums užduos dar klausimų, išsigilins į jūsų situaciją ir padės susidaryti patį geriausią sprendimą tam, kad jūs jaustumėtės puikiai. O šiandien dėkui Jums už dėmesį ir iki kitų kartų.